Paskutinis rytas mūsų luxurious spa. Koks šiandien planas? Šiandien dar vienas varžybos bus. Labai anksti keltis, aš niekaip negalėjau užmigti. Labai sunku buvo. Aš niekaip, tu galėjai užmigti. Užmigti. Aš negalėjau užmigti, bet tu anksti pabudai. Aš anksti pabudau, negalėjau po to jau niekaip užmerkti akių. O šiandien dar vienas varžybėlės bus panašioj vietoj kažkokioj. Reikės autobusu pavažiuoti, tai einam dabar pusryčiauti. Sunku kalbėti šį rytą. Ypatingai veidą. Gal jau ir užteks to vloginimo? Ne? Neužteks? Pamerksime tave. Jau tada kaip vloginsime. Šiandien bėgom sprinto rogainingą. Buvo pasirinktinai 16 minučių vyrams, 18 minučių moteriams ir reikia per tą laiką surinkti kuo daugiau kontrolinių punktų esančių vietovėj, žemėlapį. Kiekvienas punktas turi savo taškus. Taip. Labai panašus principas į rogainingą. Kas yra orientacininkai, tas supras. Taip, tai kokia esmė turbūt, kad labai neįprasta, nes per trumpą laiką mes pripratę rogainingus Europoje, tai jie ilgi būna kelias valandas. O čia 16 minučių, 18 minučių reikia labai greitai susigalvoti, susiplanuoti viską. Kas irgi turbūt net nebuvo taip jau ir sudėtinga pas mus vyrus, tai tiesiog reikėjo surinkti visus punktus. Ir pas moteris. Ir pas moteris. Ir buvo laisvai galima spėti, tik mes su Tekle vienodai, tiek aš, tiek Tekle praleidom po vieną punktelį. Tai nuspirs kamerą mūsų. Nenuspyrė. Tai praleidom po punktą. Aš galiu papasakoti, dėl ko aš praleidau. Dėl ko? Nes jau nubėgęs į patį galą supratau, kad ir aš netgi spėsiu. Nors vakar sakė, lygtais viena ausim girdėjau, kad impossible yra visus surinkti. Tai aš jau nubėgęs vieną galą, galvoju, jau ir aš. Čia, elitinis bėgikas, surinksiu visus punktus. Ir pradėjau taip kažkaip žiūrėti, kad man jau reiktų kuo greičiau spausti namo, nes jeigu noriu spėti viską. Ir tuo metu kažkaip visai pradėjau kitaip tą žemėlapį žiūrėti ir praleidau punktą tiesiog. Jau galvoju, jau viskas jau reikia varyti namo. O aš tai, žinok, net nežinau, dėl ko praleidau. Atsitiko. Tiesiog labai daug punktų vienoj vietoj ir vieno nepaimiau. Į laiką tai labai tilpau, 13 minučių bėgau. Būtum buvus ketvirta. Būčiau, taip. Ketvirta jaučiau. Bet šiaip tiesiog reikia greitai bėgti ir susirinkti visus punktus. Nėra taip, kad reikėtų kažką ten skaičiuoti ir atmetinėti, kurių punktų neimti. Reikėjo tiesiog. Reikia visus imti ir šį kartą. Bet šiaip įdomi buvo pramoga. Buvo ta trasa ten pat, kur ir vakar varžybos.
žvejų miestelis, senas Makao žvejų miestelis. Žvejų jau čia nelikė nei kvapo, nes žvejyba yra uždrausta, taip? Taip. Žvejyba uždrausta Kinijoje visoje, ar ne? Ar Nežinau, gal čia? Čia tik gal, šitoj nu jo, tai likė upėj. tik tais kaip reliktas. Nu tai baigėsi mūsų šitos varžybos, šita kelionė, fainai buvo. Dar nesibaigė, liko grįžti namo. Bus vėl iššūkis nukeliauti iki Honkongo oro uosto. Įdomu, kaip mums seksis. Tai dabar varysim pavalgyti ir tada keliausim į Honkongo, kas visai mums iššūkis yra, bet šį kartą gal būsim budresni, gal pavyks visai Su autobusu nukeliauti greičiau, tiesiau, ne per Honkongą. Tai turėsim gal daugiau laiko. Per Honkongą, tas oro uostas Hongkongė, tiesiog kad į patį centrą tą nesimalti. Taip. Bet Honkongo oro uostas yra, galim sakyti, pakeliui į Honkongo centrą. Tarp Makao ir Honkongo centrų. Mes pusęsalį. Pusęsalį. Įdomu. Pažiūrėkit žemėlą. Dabar irgi paprastas. Ir šį kartą gal bandysime pasiimti autobusą, kuris tiesiog sustoja Visai netoli oro uosto. Labai patiko kelionė. Patiko? Patiko. Geras, Aš jau playlistą Spotify pasidariau kinietiškos muzikos. Jau pradėsiu, galvoju, ir mokytis ir kalbą, ir kitą savaitgalį vėl varom. Čia visi žmonės perka. Tie kiniečiai patys to maisto savo nemėgsta, jie laukia, va, kur galėtų kažką portugališko suvalgyti. Eilės. Prie paštel danatų eilės. Žinai, Portugalijoje žymiai daugiau cukraus. Čia mažiau. Čia toks kiaušinis, žinai, jaučiasi. Kiaušinienė įdėta į bandelę. Kaip jauties užtrukus kelioniai nuo viešbučio iki oro uosto 5 valandas? Mes galvojam, jau būsim protingesni, taip? Ir jau taip keliausim į oro uostą labai protingai. Ir sugalvojom keliauti autobusu. Mes jau pasimokėm, kad su keltu tai labai ilgai ir ten komplikuotai per aplinkui, tai mes nusprendėm varyti su autobusu. Dar pasiklausėm kažkokių kiniečių, kurie dalyvavo varžybose, kad geriausias būdas iš ten, kur mes esam, tai pasimti shuttle busą į Makao oro uostą ir iš ten yra autobusas į Honkongo oro uostą. Tai mes tokie, Gerai, imam. Taip kaip paprastai skamba. Bet galiausiai tai su ašarom, su paklaikusiam akim lakstėm, ieškojom. Buvom papuolę į sudėtingą situaciją. Man tai, pavyzdžiui, tas buvo žiauriausias, kur priėjom jau kaip ir atvažiavom, jau liko tik iki oro uosto vieną stotelę pavažiuoti ir ten išlipom, nėra nei vienos nuorodos, kur yra oro uostas. Kur į oro uostą, nei jokio ženkliuko. Ant Google Maps'o matas, kad 3 kilometrai ir žmonių klausiam, kur yra oro uosto autobusas į oro uostą. Niekas nesupranta. Galiausiai kažkokia moteris sako, lipkite ten į viršų. Užlipom į viršų, žiūrim kažkokie autobusai, ten kaip ir lygiai oro uostą, bet jokio žmogaus nėra. Ten vairuotojas sako, ne, varykit į apačią. Žiauru. Ir taip. Labai žiauri patirtis Honkongė, ne tik Honkongė, ir Makao. Labai sudėtingai šneka, kiniečiai gali pasakyti visiškai priešingą dalyką, neaišku, ar dėl to, kad kalbos tos jie sunkiai kalba, ar angliškai sunkiai kalba. Ar kad tiesiog tokie atsainūs yra, tai
nu, patirtis buvo nekokia. Nuvažiuojant irgi buvo streso daug labai. Bet čia daugiau. Ir grįžtant buvo dar daugiau streso. Mes turėjom 6 valandas. Beveik apsiverkiau. Turėjom 6 valandas iki oro uosto nukakti, čia 50 km gal. Tai mes vos spėjom. Na taip. O tik atėjom, viską praėjom, visas patikras ir tada jau pradėjo laipinti iš karto lėktuvą. Dabar laukiam, kol sulaipins. Visumoje tai kelionė pasakiška. Viskas būtų nuostabu, jeigu nebūtų reikėję rūpintis tuo iš oro uosto patekimu į viešbutį. Ėjom per gal kokias 3 patikras, ne, daugiau 4 kokias patikras. Tai iš Makao išvažiuojant reikėjo per patikrą praeiti, tada į Honkongą įvažiuojant vėl reikėjo praeiti, tada nuvažiavus į Honkongo portą milžinišką eilę, stovėjom valandą. Eilė, tiesiog valandą stovėjom. Aš taip išmašiau, kad patikrintų dokumentą, bet aš taip sugalvojau, kad iš Makao apsipirkę honkongiečiai grįžta namo sekmadienio vakare ir dėl to labai daug žmonių. Juokingiausia buvo, kai Gytis dar prieš tą stovėjimą valandą sako, čia tikrai daug fainiau autobusų važiuoti, daug greičiau. O paskui, buvo tikrai nefainai. Kas dar kokią pamoką išmokta, kad negalima Google Maps'ais pasitikėti. Reikia būtinai kažkaip double checkint, nežinau kaip, dar sugalvosim, bet va tokiose šalyse, ne Europos, o kažkokiose tolimesnėse, tai Google Maps'ai nebūtinai rodo teisingą variantą. Jo, įmanoma su tuo variantu nukakti, bet ženkliai sudėtingiau. Mūsų atveju tai egzistuoja kažkokie tiesioginiai reisai, kurių neina surasti. Taip? Nu taip. Ten su merginom, kurios sakė, kad varysim Makao oro uostą ir iš ten į Honkongo oro uostą, buvo labai tokios įsitikinusios, kad viskas ten taip galim nukeliauti. Bet kai mes atvažiavom į oro uostą, sako, ne, tai jūs grįžkite atgal į miestą ir, žodžiu, košmaras. Ištisinis stresas 5 valandas. Aš prikakojau ir prisisiojau kelnes ir paskui atvarėm į oro uostą ir valandą prastovėjom tiesiog nejudančiai eilėjai priduot bagažą. Tai, žodžiu, laiko turėti tokiose šalyse, keliaujant geriau kelias valandas atvažiuoti anksčiau kažkaip. Nes kitaip tai... Mes tai tokie, kur, tai čia 6 valandos, tai tikrai čia labai pakanka. Bet užtat pasivaikščiojom įspūdingam prekybos centre. Bet ten irgi pasiklydom. Ten irgi pasiklyst sugebėjom. Nesau, šiandien bloga diena. Tiesiog čia gal šiandien ne mūsų diena. Mes galėjom grįžti taip, kaip atėjom. Ne, taip. Bet, tai čia kryptim. Bet tas prekybos centras, ten neįsivaizduojamo dydžio jungiasi su kitu prekybos centru. Tai man ten visai nenuostabu, kad pasiklydom. Ten... Sunku papasakoti. Aš nežinau. Ta prasme, milžiniški plotai, didžiulės erdvės, net nėra su kuo palyginti. Neįsivaizduoju, su kuo palyginti tokie... Man tai ten paliko įspūdį. Nesu mačius tokio prekybos centro prabangaus ir su visokiom šviesų instaliacijom. Tai ten nukopijuota, visas Eifelio bokštas didžiulis. Padaryta, tiesiog pastatytas. Ir taip ir vadinasi tie prekybos centrai tarp Venecijos, Paryžiaus, Londono ir tikras Big Benas pastatytas, tikras Eifelio bokštas pastatytas, Venecijos imitacija padaryta prekybos centro viduje su vandeniu, su gondolom, galima užsakyti gondolos plaukimą. Vidury prekybos centro, tik sakė labai brangu, mes tai neklausėm, ne? Mes užsukom į Nike parduotuvę ir nusipirkom
Nike batelius pigimui. Per pus pigiau negu Lietuvoje. Daugiau nei dvigubai pigiau. Šiaip apėjom kurias parduotuvės, tai viskas ženkliai pigiau, aišku. Nelabai mums ko reikėjo, turbūt, batelių. Bet labai pigu pasirodė, dauguma prekių ženkliai pigiau. Technika. Elektronika pigesnė, jo, mums jau reikia eiti.